man paskyrė tą arką, nes labai norėjau Vilniuje 70-mečio savo jubiliejaus proga padaryti parodą tokioje erdvėje, kurioje puikiausiai dėrėtų ir instaliacija, kuri galima būtų erdvėje pakabinti grupę savo darbų, ne tik ant grindų eksponuoti darbus, bet ir juos bet ir erdvėje. Kaune pasidairius nelabai radau aš tokių patalpų galerijų. Todėl dangčių, šulinių dangčių tema, aš jau dirbu eilę metų šioje galerijoje. Ir kaip šiandien atsimenu tą salę, kurioje jie buvo eksponuoti ant grindų, taip laisvai, žaismingai pamėtyta kompozicija mane nustebino, sujaudino ir tiesiog įkvėpė toliau dirbti šią temą. Tiesiog šis urbanistinis miesto struktūros motyvas, šulinių dangčiai, kurie atstovauja vandentiekiui, telefoninių tinklams, dujų, nuotekų sistemoms, tapo mano didžiuoju kūrybos įkvėpimu. Nuoširdžiai kalbant, aš tiesiog susirgau dangčio manija. Netgi važiuojant į darbą, pakeliui, stotelėse, troleibuse pro langą, aš negalėdavau atitraukti akių nuo šaligatvių, ieškojau įdomesnių variantų, nes daugelis mūsų vaikštom gatvėse ir net nepastebim po kojomis tų pilkų juosvų, parūdėjusių retkarčiais savotiškų miesto angų, langų, netgi sakyčiau, tarp šio viršuje esančio praeivių pasaulio ir požeminio miesto dalies. Jie yra be galo sunkūs. Mes vieną pabandėm ten su kabliu pakrūtinti, užkabinę kaip tie santechnikai visi. Neįmanoma, tiesiog neįmanoma vienam žmogui ar dviem, trim vyram gal. Taip, jie yra tiesiog pasisavinami, aš juos tiesiog prihvatizavau trumpam laikui ir su jais bendravau, kaip su gyvais objektais. Aišku, atrodo, kad atspausti tą, padaryti tą atspaudą yra labai greitai. Procesas, sakyčiau, labai apgaulingas, nes paruošti pačią plokštumą atspaudui užtrunka tikrai nemažai. Aš lyg alchemikė kokia ir sluoksniuodavau, ir popierių dėdavau, ir medvilnės pluoštą į tarpus sluoksniuodavau ir dengdavau plonu tokiu perregimu popieriumi. Ruošdama tą plokštumą aš ją netgi sudygsniuodavau, kad jie neįsiskirtų atkeliant nuo originalaus dangčio. O man teko panaudoti šiame procese tekstilinę medžiagą, perprasti josios savitumus, josios apgaulingas savybes ir įveikti šitą ribą, kada tu kovoje galynėdamasi su medžiaga galų gale supranti, kad kažkas jau gaunasi, jau gali pavykti tikrai, nes buvo labai daug variantų daroma. Tie mano darbai tikrai apibendrinant galima sakyti, tai yra savotiška tekstilinė grafika. Grafika tekstilinėje medžiagoje. Tikrai. Bet
Tai va reikėjo man nugalėti tą tekstilinę medžiagą, rasti tą kompromisą kažkaip, kad gautųsi va ta grafika. Tuo metu kažkaip buvo įprasta daugiau jau tą tekstilinės medžiagas naudoti. Popierėje atspausti, storesniam rankų darbų popierėje, gal ir būtų ir paprasčiau viskas, bet jau labai siekiau būti tokia tekstilės, atstovauti grinai tekstilės tą sritį ir labai atkakliai siekiau tos sintezės. Pirmiausia, tai buvo siekta atlikti kuo tikslesnius atspaudus. Labai buvo stengiamasi daryti tokias tikslias kopijas, netgi tokias pirmavaizdžius, tokius tikrus tokius pakartojimus. Bet vėliau siekiau per medžiagos trapumą, per ertmę, suplyšimus, suskeldėjimus perteikti efemeriškumą, netgi sakyčiau kitą kartą. Jie tokie paprasti, tokie suaižėję. Kurdama šią instaliaciją ir šią parodą aš siekiau atkreipti žmonių dėmesį į šiuos begaliniai įvairius objektus, kurie turtingi savo raštais, ornamentika ir yra savotiški, gyvi miesto gyventojai. Tai yra mūsų gyventojai, kurie egzistuoja šalia mūsų, nepastebimi.